išspręsti tokį labai paprastą uždavinuką, va čia yra tie skaičiai surašyti, čia yra kaip paveiksliukas, kaip jie, reiškia, toks čia yra bendruoju formatu, o čia yra jau formatuota. Nu ir pabandykim va šitą dvyliktuką padaryti taip, kaip čia atrodytų. Tai yra 2 skaičiai po kablelio. Užtenka mums tik tai šitai padaryti ir turim. Šitoj vietoj, reiškia, turėtų būti su skirikliais, reiškia, ir 2 skaičiai po kablelio, einam į langeliai, yra skaičius, naudoti skiriklį, 2 skaičiai po kablelio, nu ir liktai atrodo taip ir padarėm. Šitas skaičius yra 3 skaičiai po kablelio, 3 skaičius po kablelio galim ir su šitais padaryti, va tiek, tačiau reikia uždėti dar tą taškelį, tai yra skiriklį, vėl einam į langeliai ir skaičius, šitą nurodom naudoti skiriklį ir tas taškelis susideda. Kad neigiamas skaičius būtų raudonas, nu ir vienas po, taip. Tai vėl skaičius, nurodom raudoną, nu ir čia prašo vieno skaitmens po kablelio, iškart taip turim. Čia jau turėtų būti valiutos formatas, litai, galima jį tiesiog padaryti vat, su šituo, tik tai yra 2 po kablelio, nu aš pabandysiu sumažinti, turiu 1 po kablelio. Šičia jau yra nebe litai, o svarai, nu, ir todėl einam į formatavimas langeliai, yra valiuta, pasieškom, kur čia bus tie svarai, va šitie liktai, va šitą paimkim ir kiek čia po kablelio dabar turi būti, tiek ir turi būti 1, 2, 3 po kablelio skaitmenis, spaudžiu gerai, liktai taip kaip ir čia turėtų būti. Šičia yra eurai, 2 po kablelio, vėl einam į formatavimas, langeliai, yra valiuta, būtų eurai, va eurai liktai šitie ir turim taip, nu, uždėjom eurus, 2 po kablelio, šitoj vietoj eurai ir 3 po kablelio, vėl einam į valiutą, vėl eurai, dabar tik tai ženkliukas eurų yra prieš ir 3 po kablelio, gerai, turim šitaip, dabar su minusiuku ir litai ir turi būti minusiukas priekyje, tai yra jau apskaitos formatas, langeliai yra apskaita, litai, ir spaudžiam gerai ir turim tokį. Toliau eina nuliukas ir vietoj nuliuko turi būti brūkšnelis su litais, irgi yra apskaita, gerai, va turim tokį formatą, dabar turim procentinį formatą, paspauskim procentinis, dabar tik turi būti 2 po kablelio, galim padidinti, turim 2 po kablelio, 0,25 irgi procentai, bus normaliai paspaudėm, šičia irgi procentinis tik tai 3 po kablelio, 12,5 yra 12 ir 1/2, yra trupmeninis formatas, su 1/2, spaudžiam gerai, 12 1/2, 12,3 ir gaunasi 1/2 irgi tas pats, tai yra jis tik tai, reiškia, trupmeninis jis tik apvalina iki 12,5. Toliau su E raide tai yra tikslus formatas, einam vėl į tikslus formatas, 2 skaičiai po kablelio, turim 1, 2, 3 ir šičia irgi yra tik tai labai mažas skaičius, tiksliu formatu, tikslus formatas, gerai. Toliau šitas skaičius yra prispaustas prie tos pusės, ne skaičių, o kaip teksto pusės, prie kairės, todėl šitas turėtų būti parašytas tekstiniu formatu, tai yra tekstas, nieko čia nereikia, va turim. Dabar čia irgi yra prispaustas tik 6ženklis, aš turėčiau vėl pasidaryti langeliai tekstą arba su, reiškia, dabar tik reikia man pervesti, bus 0, 0, 0, 1, 2, 3 ir įvedu, va toks gaunasi, galim vesti su apostrofu, su viena kabute. Toliau šitas yra data,
einam pasirenkam šitą skaičių, kad būtų rodoma data, data turi būti rodoma su brūkšneliais, tokiu formatu, turim, šita irgi yra data, tik tai jau vietoj mėnesio skaičiaus yra mėnuo, dabar gavom grotas, reiškia netelpa, praplečiu truputėlį šitą, 7 sausis 31, reiškia čia yra laiko formatas su sekundėm, langeliai, laikas ir, sakykime, toks su sekundėm yra, 11:40, čia laikas pusiaudienis be sekundžių, vėl laikas ir be sekundžių galim paimti, reiškia, toliau dvejetukas turi būti su 2:02 ir paskaita, aišku, paskaita kaip formatas turi rašytis pasirinktinis, todėl va šičia statau, nutrinu tą užrašą, rašau 00, toliau kabutėse rašau paskaita, kabutės užsidaro ir turim 02 paskaita, taip yra. Toliau čia yra data, tik tai yra sausis 3, su brūkšneliais, turi būti jau prie pasirinktinio, vėl taip pat nutrinam šitą, rašom 2 metų skaitmenis, toliau darom brūkšnelis, sausis yra pilnas mėnuo, tai 4 M raidės, brūkšnelis ir yra trečiadienis, tai 4 D raidės, kad būtų pilna savaitės diena, viskas padarėm, čia gerai yra. Ir paskutinis yra vėl metai, bet yra irgi pasirinktinis, tai yra mūsų padarytas formatas, turi būti 4 I raidės, kad rašytų metus, 2007, tarpelį dedam, rašom kabutėse M, kad parašytų kabutės užsidaro, dabar 01 mėnuo, tai reiškia MM, kad parašytų 01, toliau kabutėse rašom mėn, taškas, kabutės susidaro, toliau rašom 1D raidę, kad būtų 3, čia kažkur klaida yra matyti, kad 4 diena yra, turėtumėm pakeisti tą skaičių, paveiksliukas su skaičium nesutampa, bet nieko tokio, darom čia, rašom D tašką, ir kabutė susidaro, dabar spaudžiam gerai, ir turim va tokią dieną. O iš tikrųjų reikėtų parašyti, galbūt net čia pataisyti, kad būtų 3 diena ir tada viskas formatas ir skaičiai sutampa su paveiksliuku.